Right. Sveiki visi, su jumis aš Žygimantas. Video apie holą. Kas nežinote, kas yra holas, tai čia yra tiesiog pirkinių apžvalga. Gal panas tiesiog rūbus, bet mes labiau tokius rūbus ir vyriškus dalykus pakalbėsime. Daugelį žinote, aš per 2 mėnesius užsidirbau kažkur tai daugiau negu 200 eurų. 200 eurų nieko nedarydamas, tai reikia kažkaip tai prateškinti. Aišku, vieną mėnesį gavau gal 100 kem, kitą mėnesį gavau 100 šiam. 100 šiam eurų. Anyways, 100 ar 100 kem ar 100 kem, aš dabar ties realiai neatsiminsiu. Kažkur tai aš turėjau eurų. Anyways, aš juos praleidau. Būtent šitam video demonstracijai visokiuose puslapiuose, netgi buvau Alytoj, Pepke. Taigi, aš praleidau visokiuose internetiniuose puslapiuose, kur yra kriptovaliutos, kur galima atsiskaityti Binance kortelę ir taip toliau. Taigi jo, pradedam. Pirmas šitas yra Follow My Dreams rūbas. Yra problema, aš ją tik tai kasdienai naudosiu ir taip toliau. Taigi jo, antras rūbas yra Coca-Cola. Ir Coca-Cola aš irgi naudosiu gal išeiginiams dalykams. Paskui gavau šitą ginklą, šitas ginklas yra cool, bet yra tokis dalykas, kad jisai sugedo. That's bad, that's very bad. Taigi paskui nusipirkau šitų vėrinukų, pavyzdžiui su šituo dvynių ženklas, aišku, nes aš dvynys, tai yra aišku dvynių diena, šunio logotipą, kuris yra gražus, vaiduoklį, šautuvą kitą, dėl to nes kitus šautuvus, daugelis suprantat, ir saulė ir mėnulį, kuriuos jūs matote štai čia. Taigi toliau gavau šitą kepurę, kuris primena man Binance, ir aišku, kitą dieną gavau šitą coiną, kuris žiauriai gražus. Paskui gavau šitą flešiuką, kuris man saugo volatus, šitą kasetės įrenginį, per kurias aš klausau lygi šiol kasetės. Paskui gavau šitą bliuskį iš Pepko, kuris yra gražus. Ir aišku, paskutinis yra Naruto, kurį aš pasirodo atvirkščiai apsirengęs. Taigi va tiek šitam video. Taigi paspauskite like, subscribe, užeikite į komentarus, parašykite komentarą ir geros dienos. Iki.